Visiems labas. Šiandien pradedu savo antrą treniruotę. Iš tikrųjų, tai po užvakar jau kojas jaučiasi. Nors ir nebuvo kažkokia intensyvi treniruotė, bet pirmą kartą po ilgo laiko. Šiandien planas yra vidutinio tempo treniruotė. Tempas turėtų būti apie 5,5 iki 6. Kažkam gal čia ne vidutinis tempas, o labai lėtas, bet man tai vidutinis dabar. Oras labai puikus, ramu, sninga, labai gražu, lauke super. Gal šalčiau negu vakar, bet bėgti šiltai. Einu dabar ieškoti vietos, kur padarysiu mankštą. Mankštą trumpai, apie 5 minutės man užima. Porą pritūpimų, tempimai, kažkas tokio. Žinokit, oras pasaka, bet kažkodėl niekas nesportuoja tokiu oru. Tai tuščia, labai faina, daug vietos, gali daryti, ką nori. Šiandien, kadangi reikia tempą palaikyti, tai viską filmuosiu iš rankų. Šiandien bėgu aplink Litexpo ir jau pirmas kilometras tempas 5,5, tai kol kas bėgasi gerai. Bėgu, kvėpuoju grynu oru. Yra antras kama. Tempas 5,49 pagal Garminą. Kol kas viskas gerai, bėgasi gerai. Šalta tik tai. Užvakar tai saulė buvo. Nors toks pas minusas buvo, bet saulė buvo. Tai buvo šilčiau. Šiandien biškį jau sunkiau. Keliukas neišlengvų. Sunkiai tokiu keliu tempą išlaikyti gerą. Užbėgau ant kalniuko. Praradau kvėpavimą. Bandysiu sulėtinti biškį tempą pagauti. Tada ir vėl pagreitinsiu. Yra jau 3 kama, bet tempas tai iš tikrųjų labai dievas. 6,3. Čia jaučiu dėl to kalniuko. Žiūrėsim po to galutinį variantą. Rezultatą. Grįžau į tą pačią vietą, nuo kur pradėjau. Sunku kalbėti. Biškį pašalo veidas. Kai kurių raidžių arba žodžių neištariu. Žodžiu, sunkiai. 4 kilometrai jau yra. Paskutinė tempas 6,04. Bet tai paskutiniai 20 metrų, tai kvėpavimo iš vis 0 pas mane buvo. Yra čia tokie rokio laipteliai. Tai čia biškį prastempsiu.
Beje, prieš pradedant bėgti minėjau, kad man nuo praeitos treniruotės raumenys biškį skauda, tai žinokit, po mankštos jau apšilo gerai ir pradėjau bėgti kaip naujas. Čia padarysiu ištvermės treniruotę kaip Rokis. Bėgiosiu čia atgal. Trumpai apie treniruotę. Tai šiandien vidutinio tempo 4 km. Tempo pavyko išlaikyti 6:04. Visai neblogai. Planavau 6, įtilpti į 6, bet kas gavosi, tas gavosi. Apie būklę tai sunkiau, daug sunkiau negu užvakar. Žodžiu, yra kur tobulėti, yra ką daryti, ką veikti. Stengsimės, žodžiu. O aš tada jau baigsiu, bėgsiu montuoti. Kam patiko, spauskit laikus, prenumeruokit. Jeigu turit kokių patarimų, kaip visada, rašykit komentaruose, skaitysiu, atsižvelgsiu, žiūrėsiu. Ačiū už dėmesį, ką žiūrėjote iki galo. Iki.